Tai iš tikrųjų labai labai smagu matyti, kad nepamirštat prisijungti, kad atrandate laiko šį vakarą praleisti kartu su Norsan Akademija, su mumis visais kartu ir sužinoti galbūt kažką naujo ir naudingo. Tai galbūt labai netempsim laiko į naktį ir pradėsim mūsų šio vakaro pristatymą. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi šiandieną turėdama galimybę pristatyti ypatingą pranešėją, gydytoją rezidentę Viką Jaskevičiūtę. Vika yra vaikų ligų neonatologijos gydytoja rezidentė, aktyviai prisidedanti prie įvairiapusės medicinos bendruomenės veiklos. Be klinikinio darbo ji taip pat yra paramedikė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų atstovė senate ir medicinos studijų programos komitete, kur atstovauja studentų interesams ir prisideda prie studijų kokybės gerinimo. Tai rūpinatės ne tik mažaisiais pacientais, bet ir būsimais gydytojais. Tikrai taip. Vika taip pat yra edukacinio projekto Diabusas lektorė. Ši iniciatyva siekia edukuoti visuomenę apie cukrinį diabetą bei sveikos gyvensenos svarbą. Be to, jie aktyviai prisideda prie stovyklos rengimo, teisingai? Teko dalyvauti, mačiau, iš tikrųjų pas jūs ten įspūdinga vieta buvo, labai smagu, mačiau buvo, tai džiugu. Taigi, Vika yra, kaip ir minėjau, gydytoja rezidentė, kuri nuolat gilina savo žinias bei dalijasi jomis. Jis skaito pranešimus ir pristato mokslinius darbus, medicinę tematiką ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse konferencijose. Tai esate žinomas veidas plačiaja to žodžio prasme, ar ne? Dalinatės žiniom plačiai. Tad šiandieną labai džiaugiuosi, kad jūs pasidalinsite su savo žiniomis, su visais mumis, savo įžvalgomis. Iš ties turbūt šiai dienai labai aktualia tema, tai yra vaikų imuninė sistema nuo teorijos iki kasdienybės. Tad visų prisijungusių kviečiu įdėmiai klausytis. Jeigu reikia užsirašyti žinutes gydytojos, kilus klausimams būtinai apačioje juos rašykite ir po paskaitos. Tikiuosi, gydytoja sugebės atsakyti mums į visus iškilusius klausimus. Tai ačiū dar kartelį visiems, kas prisijungėte. Na ir šią akimirką jau žodis jums. Taip, ačiū labai gražiai pristatėt, gal šiek tiek patikslinsiu, kas nežino ar nelabai susidūrė su tuo neonatologijos žodžiu, tai reiškia naujagimiai, tai esu vaikų ligų ir naujagimių gydytoja rezidentė, tai čia gal tiesiog paprastesnis terminas ir labai džiugu matyti, kad šį vakarą tiek jūsų prisijungė ir girdėjau dar daugiau jungsis ir klausys įrašą, tai gal, manau, galime ir pradėti. To jau pasijungsiu skaidres. Taip, tai apie ką kalbėsime šiandieną, tai trumpai aptarsime, kaip vystosi vaiko imuninė sistema ir kodėl mažieji taip dažnai serga. Taip pat kokią reikšmę turi mityba, miegas, stresas ir judėjimas, kas, man atrodo, yra kertiniai dalykai gyvenime tiek pas mažuosius, tiek pas suaugusiuosius. Tada aptarsime, kada jau reikia to gydytojo pagalbos ir kokių klaidų verta vengti. Na ir pabaigoje, kaip ir mūsų atstovė iš Norsan minėjo, turėsime klausimų atsakymų sesiją, tai tikrai pasistengsiu atsakyti visus pagal savo kompetenciją ir tik dar sykį priminsiu, kad apačioje čiato langelyje nepamirštumėte rašyti klausimų, komentarų ar tiesiog vesti diskusiją. Tai pradėkime nuo to, kas tas imunitetas yra. Tai organizmo gebėjimas tiesiog atpažinti ir apsaugoti nuo įvairių kenksmingų veiksnių. Tai yra ligų sukėlėjų, tokių kaip bakterijos, virusai, grybeliai ar kiti parazitai, taip pat toksinai ar pakitusios savo paties ląstelės, tai pavyzdžiui vėžinės. Na ir imuninė sistema nuolat stebi organizmo vidinę aplinką ir užtikrina, kad svetimos ar pavojingos medžiagos būtų sunaikintos arba neutralizuotos. Tai galime
tą patį pasakyti apie įvairius pesticidus ar kitus chemikalus. Tai, kaip žinome, mūsų oda irgi labai reaguoja į visą, tai ne tik oda, bet ir visas kvėpavimo traktas. Na, tai turime pagrindinius imuninės sistemos organus ir jie sudaro pirminiai arba antriniai, pirminiai dar vadinami centriniais. Tai būtų tokia pats pagrindas, kur formuojasi ir bręsta imuninės ląstelės. Tai būtų kaulų čiulpai, kurie, kaip ir žinome, randami kauluose, yra raudonieji ir baltieji. Na ir būtent čia gaminamos kraujo ląstelės, tokios, kurios galima pamatyti ir bendrame kraujo tyrime, ką mes dažniausiai ir tyrime ir bandome įsiaiškinti. Tai yra leukocitai ir limfocitai. Na ir taip pat kaulų čiulpuose bręsta B limfocitai. Tai kokia jų reikšmė yra, tai jie būtent ir yra atsakingi už tas visas mūsų organizmo gebėjimą neutralizuoti patogenus, jie gamina antikūnus, tokius kaip imunoglobulinas. Na ir turime kitą liauką, tai užkrūčio liauka, arba dar dažnai girdime, kad jinai vadinama čiobreliaukė, dėl to, kad angliškai jinai vadinasi thymus, tai būtent ir yra čiobrelis. Na ir joje bręsta T limfocitai, kur įgyja gebėjimą atpažinti savas ir svetimas ląsteles. Tai būtent jos yra atsakingos apie autoimuninės reakcijas. Na ir turime antrinius arba periferinius, tai yra tolimuosius tuos imuninius organus, kurie yra atsakingi, kad ląstelės aktyvuotųsi ir vyktų tas imuninis atsakas. Tai tokie organai yra blužnis, kuri dar ankstyvoje vaikystėje, tiksliau naujagimystėje, kol dar vaikelis nėra gimęs, atlieka tarsi kepenų vaidmenį ir filtruoja kraują, tai būtent čia naikinamos pažeistos kraujo ląstelės ir svetimkūniai, čia aktyvinami limfocitai, na ir šiek tiek kaupėsi tos visos blogosios ląstelės, kurios vėliau suyra. Na, taip pat turime limfmazgius, limfmazgių tinklas išraizgytas po visą mūsų kūną, tai limfa filtruoja, kaupia limfocitus ir fagocitus, kurie naikina mikroorganizmus, taip pat limfoje galime rasti irgi tas visas sunaikintas blogasias ląsteles. Tuomet turime tonzilės arba tuos tokius komorio migdolus, dar kitaip vadinamus, kurie saugo įėjimo vartus nuo infekcijų, nes, kaip žinome, daugiausiai infekcijų mes įkvėpėme arba praryjame per burną, per nosiaryklę, todėl tonzilės irgi yra vienas iš svarbiausių imuninės sistemos organų. Na ir turime Peyerio plokšteles, tai tiesiog žarnyno ląstelės, kurios stebi ir reaguoja į žarnyno mikroorganizmus. Ir vėliau pasiaiškinsime, kad vis dėlto mūsų žarnyną sudaro labai labai didelę imuniteto dalį. Na ir kaip skirstomas imunitetas? Tai imunitetą galime skirstyti keliais būdais. Tai pirmasis yra pagal kilmę, tai į įgimtą arba kitaip vadinamą nespecifinį ir įgytą arba specifinį imunitetą. Na ir įgimtas veikia nuo gimimo, tai pirmoji gynybinė linija, tai ta pati oda, gleivinės, įvairios uždegiminės reakcijos ir jis nėra nukreiptas į konkretų sukėlėją, bet greitai reaguoja į apskritai kažkokį sukėlėją, kuris mus erzina. Tuomet turime įgytą imunitetą, kuris susiformuoja po kontakto su konkrečiu antigenu. Tai jeigu kažkas, su kuo organizmas susiduria pirmą kartą, sureaguoja, tai vadinasi, mūsų organizmas bando su tuo kovoti. Na ir įgytas tas specifinis imunitetas dar skirstomas į humoralinį, tai čia būtent pagrindinį vaidmenį atlieka tie antikūnai B limfocitai, kurie ir formuoja mūsų imunoglobuliną ir kovoja už viską. Na ir tuomet turime ląstelinį, kuriame veikia T limfocitai ir naikina tas užkrėstas ar vėžines ląsteles. Taip pat turime kitas skirstymas yra pagal įgyjimo būdą, tai yra natūralus arba dirbtinis. Na ir jie iš savo ruoštų dar skirstomi į aktyvų arba pasyvų.
Tai natūralus imunitetas susidaro aktyvus, kai persergame ligą ir organizmas pats pagamina antikūnus, tai pavyzdžiui po tymų. Na, o pasyvus, tai kuomet antikūnai perduodami iš motinos vaikui per placentą ar kai naujagimis žinda krūtį. Dirbtinis imunitetas, tai aktyvus, tai būtų skiepai, kurie sužadina antikūnų gamybą ir jie cirkuliuoja visą likusį gyvenimą, arba pasyvus, kuomet suleidžiami jau pagaminti antikūnai, tai būtent tie imunoglobulinai ar kažkokie serumai, kaip, pavyzdžiui, antitetanininis serumas nuo botulizmų. Tai taip lengvai pereinant į tokią grafinę lentelę, kad šiek tiek įsiminti, tai imunitetas skirstomas į įgimtą ir įgytą, na ir įgytas skirstomas į aktyvų ir pasyvų, ir to pavyzdžiai galėtų būti įgyto aktyvaus, tai patekus sukėlėjui, įgyto aktyvaus dirbtinis, tai skiepai, įgyto pasyvaus natūralus, tai motinos antikūnai, kurie perduodami per placentą arba per pienuką, na ir įgytas pasyvus dirbtinis, tai antikūnai iš kitų šaltinių. Ir imunitetą lemia labai daug veiksnių, tai bandant papasakoti apie kiekvieną iš jų, tai yra labai savitas ir unikalus veiksnių rinkinys kiekvienam asmeniui. Tai, pavyzdžiui, labai daug komponentų susideda į mūsų imunitetą, tai, pavyzdžiui, paveldimumas arba genetika, kuri gali tiek stiprinti, tiek silpninti imunitetą. Na ir tai labai lemia atsparumą infekcijoms arba gali turėti kažkokį polinkį į autoimuninės ar alerginės ligas. Tai, pavyzdžiui, jeigu tėveliai sirgo ar turi kažkokį polinkį į alerginius rinitus, tai gali būti, kad ir vaikučiai turės tą patį polinkį ar į dilgėlinės, ar į atopinį dermatitą, ar į tuos pačius alerginius rinitus. Labai svarbu vaidmenį lemia amžius, tai vaikystėje tas imunitetas silpnesnis, nes jis formuojasi, tačiau ir į senatvę mūsų imunitetas silpsta, nes tiesiog mažėja limfocitų aktyvumas ir tų antikūnų gamyba. Taip pat labai svarbu vaidmenį lemia ir lytis ir hormonai, tai čia poveikis gali būti irgi labai įvairus. Tai, pavyzdžiui, moteriški hormonai, estrogenai gali stiprinti atsaką, na, o kortizolis, kas yra savo ruožtų streso hormonas, dažniausiai imunitetą slopina, tai dėl to ir sakome, kad labai reikia vengti streso, kadangi padidėja kortizolio kiekis, na ir tas limfocitų aktyvumas yra slopinamas. Taip pat didelę poveikį turi ir mūsų mityba, tai žinoma subalansuota mityba, kuomet mes gauname visus tinkamus mikro ir makro elementus, tai mūsų imunitetas stiprėja, na, o kai mes jų netenkame, turime kokį nors trūkumą, tai tas imunitetas būna pažeistas ir jis silpnėja, todėl mes būname imlesni kažkokiai ligai. Taip pat lėtinės ligos, jos veikia irgi visą mūsų organizmą, tai tą imunitetą silpnina, tai tokios ligos galėtų būti diabetas, onkologija, kitos autoimuninės ligos, kurios trikdo tiesiog apsauginės funkcijas, tai pavyzdžiui, tas pats atopinis dermatitas sutrikdo mūsų odos barjerą, tai irgi mes galime būti imlesni kažkokiai infekcijai ar bakterijai. Na, taip pat labai svarbus yra miegas, nes pakankamas miegas stiprina imuninę sistemą, reguliuoja citokinų audras, na, o jo trūkumas mažina būtent tą atsparumą infekcijoms. Kaip žinome, mes tampame irzlesni, jeigu tampame irzlesni, greičiau sureaguojame į kažkokius stresorius ir vėlgi ta mūsų limfocitų aktyvumas ir antikūnų gamyba slopinama. Kalbant apie fizinį aktyvumą, tai saikingas aktyvus asmuo irgi turės stipresnį imunitetą, na, o per didelis fizinis aktyvumas arba kaip tik jo trūkumas gali irgi šiek tiek susilpninti imunitetą, kadangi reguliari mankšta gerina kraujotaką, na ir mūsų visi tie pradžioje aptarti organai gauna geresnį aprūpinimą krauju, vadinasi, ir geriau funkcionuoja.
Taip pat galime pakalbėti apie įvairius žalingus įpročius, tačiau kuomet kalbame apie vaikus, tai tikriausiai tie vaikai dar neturi tokių stiprių ir ilgamečių žalingų įpročių ir tikiuosi iš vis, kad jų neturi. Tai yra rūkymas ir alkoholis, kurie irgi mažina imuninių ląstelių aktyvumą ir didina įvairių susirgimų, tokių kaip onkologiniai riziką. Na ir kalbant apie vaikus, labai svarbus veiksnys yra skiepai, kurie irgi iš tikrųjų stiprina imunitetą, nes išmoko būtent imuninę sistemą atpažinti ligų sukėlėjus ir greitai juos reaguoti. Ta patį gali padaryti ir persirgtos ligos, pavyzdžiui, vėjaraupiai, kurie irgi suformuoja tą ilgalaikį specifinį imunitetą. Na ir mes antrą kartą jais nesusirgame, arba jeigu taip ir pasitaikytų, kad susirgtume, vadinasi, susirgtume daug lengvesnę formą. Tai būna ir su tuo pačiu gripu, ir su kitomis vakcinomis. Tai kadangi aš kadangi dirbu su vaikais ir mėgstu viską grafiškai pavaizduoti, tai vėlgi matome, kad labai didelis veiksnių ruoštas apima imunitetą. Tai irgi, kas čia buvo nepaminėti ir kas galbūt svarbu paminėti iš tos naujagimių pusės, kad irgi yra tam tikri veiksniai, kurie šiek tiek irgi gali koreguoti imuniteto stiprumą arba silpnumą. Tai pavyzdžiui, jeigu mama naujagimį maitina iš krūties, tai jo imunitetas bus stipresnis, kadangi mama per pieną perduos savo antikūnus, imunoglobulinus. Na, o jeigu bus maitinamas vaikutis tiesiog adaptuotų mišiniu, tai jis negaus tų visų antikūnų ir tas imunitetas gali būti tikrai šiek tiek silpnesnis ir net ir išėjus į tą kolektyvą, darželį ar mokyklą gali vaikutis dažniau susirgti. Lygiai tas pats galioja ir su gimdymo būdu. Tai pavyzdžiui, jeigu vaikas gimsta natūraliais takais, tai jis irgi gauna įvairius, susirenka mamos visokius bakterijas ir panašiai, ir jau nuo pirmųjų akimirkų jis stengiasi su jomis kovoti. Taip pat čia irgi prisideda motinos pienas. Ir vadinasi, vaikutis bus jau atsparesnis ilgainiui toms bakterijoms ir visiems kitiems patogenams. Tuo tarpu, jeigu vaikutis gimė Cezario pjūvio operacijos būdu, vadinasi, jis buvo labai steriliai ištrauktas iš mamytės ir tų bakterijų neprisilietė, tik vėliau kažkokias ligoninės bakterijas rankos. Na ir irgi gali būti, kad tiesiog jis dar nesusipažino su visomis jomis. Ir tas imunitetas gali būti silpnesnis, kadangi ta reakcija vyko vėliau. Tai labai daug tokių įvairių niuansų ateina dar nuo pačios naujagimystės, nes ir tas pats išnešiotumas, jeigu vaikutis gimė išnešiotas, tai jis geriau tvarkysi su visais patogenais. Tuo tarpu, jeigu gimė neišnešiotas, tai jam šiek tiek sunkiau bus irgi susitvarkyti su visu tuo, tie patys organai nebus taip pilnai išsivystę ir irgi šiek tiek bus sunkiau ir irgi gali būti taip, kad vaikystėje ankstyvoje iki darželyje, mokykloje jis šiek tiek sirgs dažniau negu vaikutis, kuris gimė išnešiotas pilnai. Tai keliaujant toliau, turime imunitetą ir mikrobiotą. Tai kaip ir minėjau, mikrobiota arba mūsų žarnynas turi labai didelį reikšmę imuniteto formavimuisi. Tai apie 70% imuninių ląstelių būtent ir gyvena mūsų žarnyne. Ten gyvena trilijonai bakterijų, kurios vienaip ar kitaip treniruoja mūsų imuninę sistemą. Na ir naudingosios bakterijos tokios kaip bifidobakterija, laktobacila gamina trumpos grandinės riebalų rūgštis ir stiprina žarnyno barjerą, mažina uždegimą ir reguliuoja ląstelių darbą. Na ir kaip matome šioje diagramoje, tai irgi labai daug veiksnių turi įtaką tiek mūsų imuniteto formavimuisi, tiek mūsų žarnyno formavimuisi. Ir galima pastebėti koreliaciją, kad
kai mes augame, mūsų mikrobiota irgi daug geriau vystosi, tai reiškia ir tas imunitetas mūsų irgi geriau vystosi, jis yra stipresnis. Na, o kai senstam ir mūsų mikrobiota mažėja, tos bakterijos mažėja, tai ir mūsų imunitetas šiek tiek krenta. Na ir dar labai svarbų veiksnį čia atlieka ir antibiotikų vartojimas, ypač kai jis yra atliekamas be gydytojo priežiūros, nes būtent jis gali sunaikinti tas gerąsias bakterijas. Todėl po gydymo dažnai ir yra rekomenduojama probiotikai bei prebiotikai, kurie greičiau atkuria būtent mūsų žarnyno visą vientisumą, na ir sugrąžina tas bakterijas į savo kiekį. Tai kitas paveiksliukas būtent ir pademonstruoja, kaip atrodo mūsų žarnynas, tai mes norime jo, kad jis būtų kuo daugiau gaurelių, kuo daugiau išsivystęs ir kaip galima matyti, kad kol naujagimis yra dar pas mamytę pilve, tai tas žarnynas dar tik vystosi. Kai vaikutis gimsta, pradeda rūpoti, vaikščioti, prasideda bakterijų kolonizacija, tai vadinasi, mūsų žarnynas jau pradeda darbuotis su visom bakterijom, kurias jis gauna ir taip kuriamas imunitetas. Na ir vėliau daug įvairių veiksnių, kuriuos aptarėme, veikia jį. Na ir taip atsiranda tas būtent imuniteto stiprumas, nes būtent 70% jį lemia mūsų žarnynas. Perinant prie vaiko imuniteto raidos, tai svarbu paminėti, kad gimus kūdikiu jo imuninė sistema dar nesubrendusi ir pirmosius mėnesius svarbiausia apsauga ir atlieka tas motinos antikūnai, kuriuos vaikutis gauna per placentą, kol dar yra motinos pilve ir vėliau, kai gimsta, tai per motinos pieną. Labai svarbus čia yra ir odos kontaktas, nes jis irgi labai skatina tiek tą pačią pieno gamybą, tiek irgi vaikutis su lūpytėmis surenka mamos bakterijas ir taip su pienu jas gauna, vadinasi, organizmas geba jas atpažinti ir su jomis kovoti. Na ir apie 6. mėnesį prasideda veikti aktyvesnė būtent jau vaiko nuosava imuninė sistema. Ir visiškas subrendimas pasiekiamas tik apie 5-7 gyvenimo metus. Tai reiškia, kad visą darželį mūsų vaikučiai dar yra gana pažaidus, imlus įvairioms infekcijoms ir tik prieš mokyklą ta natūrali imuninė sistema susiformuoja, jau galima sakyti, pilnai. Na ir kaip ir minėjau, link senatvės mūsų imunitetas silpsta, nes tiesiog mūsų organizmas gamina daug mažiau visų limfocitų, kurie ir kovoja su visais parazitais. Labai svarbi yra mityba ir imunitetas, tai dabar tiesiog panagrinėsime tuos veiksnius, kuriuos aptarėme anksčiau. Iš tos didelės lentelės, tai ką svarbu paminėti, tai sveika mityba, tolygu sveikas ir stiprus imunitetas, tai daug skaidulų turinti dieta skatina naudingasias bakterijas, kurias aptarėme, gaminti į tam tikrus, kaip čia įvardinti, įvairius produktus, kurie stiprina žarnyno barjerą ir mažina uždegimą. Vėlgi, kaip ir minėjau, grįžtame prie žarnyno. Taip pat dieta su daug riebalų, cukraus, perdirbtas maistas skatina patogeninės bakterijas, na ir atsiranda disbiozė. Disbiozė tai būtent tos mikrobiotos disbalansas, kuomet didėja uždegimas ir tuomet mūsų ląstelės, kurios kovoja su uždegimais, jų pradeda daugėti ir tada negali gamintis ląstelės, kurios būtent ir apsaugo mūsų organizmą. Tuomet mes irgi patirime daug įvairių uždegiminių reiškinių, tai ta pati temperatūros pakilimas, nenoras valgyti, galbūt šiaip prasta bendra savijauta. Na ir probiotikai ir prebiotikai būtent didina naudingųjų bakterijų kiekį ir mikrobiotos įvairovę, apsaugo būtent mūsų žarnyną nuo tų blogųjų veiksnių. Tai kai sergame ilgesnį
laiką, kai netenkame daug skysčių, viduriuojame, vemiame, būtent ar netinkamai naudojame ilgą laiką netinkamai arba ilgą laiką naudojame antibiotikus, ta mūsų žarnyno sienelė būna pažeista, todėl irgi labai rekomenduojama pavartoti probiotikų ir prebiotikų. Na ir labai svarbu, kad būtent ta mikrobiota būtų palaikyta tinkamai. Tai irgi labai rekomenduojama ta pati sveika mityba, tai vaikams būtini vitaminai, mineralai, cinkas, geležis, įvairios omega-3 riebalų rūgštys, su maistu geriausia tai gauti. Todėl rekomenduojama kasdien duoti bent 5 skirtingų spalvų daržovių ir vaisių porcijas. Tikriausiai čia ne naujiena niekam, dabar labai dažnai apie tai kalbama. Labai svarbu vaikams gauti pilno nuo grūdo produktus, riebę žuvį bent 2-3 kartus per savaitę. Būtent tai ir užtikrina mūsų omega-3 riebalų rūgščių pasisavinimą. Na ir per didelis tas cukraus kiekis silpnina neutrofilų aktyvumą ir didina uždegimą, todėl reikėtų šiek tiek pariboti, kaip ir visiems suaugusiems. Kalbant apie miegą ir fizinį aktyvumą, tai miegas tiesiogiai veikia imuninę sistemą ir ypač jaunesniems vaikams reikia miegoti tikrai daug, tai yra 9-12 valandų. Na, paaugliai gali jau šiek tiek mažiau miegoti. Kodėl tiems jaunesniems vaikučiams miegas yra labai svarbus? Tai dėl to, kad būtų perkrauta mūsų smegenys, nes jos būna labai daug apkrautos darbo, vaikai mokosi naujų įgūdžių, naujų įvairių žodžių, naujų kažkokių užduočių gyvenimiškų, vadinasi, daug greičiau pavargstama. Kitas svarbus dalykas, kodėl miego reikia daug, nes būtent miegant formuojasi ir užsidarinėja mūsų kauluose esančios plokštelės, kurios reguliuoja mūsų ūgį. Tai reiškia, jeigu mes miegame gerai, ilgai, tai vadinasi, netgi tai koreliuoja su mūsų ūgiu, todėl dažnai netgi sportininkams jauniems 1-2 klasėje vaikams, kurie, pavyzdžiui, žaidžia krepšinį, rekomenduojama lovoje būti 9 valandą be ekranų ir jau 9:30 stengtis miegoti, kad jie gautų tą tinkamą kiekį valandų ir tos augimo plokštelės galėtų dirbti savo darbą. Taip pat miego metu suaktyvėja T ląstelės ir tos ląstelės, kurios naikina mūsų patogenus, tai palaikoma antikūnų gamyba, geriau veikia vakcinos, jeigu mes jas esame gavę. Na, o trūkstant miego didėjo tie patys uždegiminiai citokinai ir vaikas tampa imlesnis infekcijoms. Kitas labai svarbus požymis veiksnys, tai yra mūsų fizinis aktyvumas, na ir jis, kaip ir minėjau, pagreitina, pagerina kraujotaką ir imuninių ląstelių judėjimą, mažina lėtinio uždegimo riziką. Na ir labai svarbu bent 60 minučių aktyvaus judėjimo kasdien. Ką reiškia aktyvus judėjimas, tai ar tie patys žaidimai lauke, ar dviračiai, ar kažkokie būreliai, tai yra puikus imuniteto stiprintojas. Svarbu tiesiog nepersistengti, nes per didelis ar per intensyvus krūvis be poilsio gali laikinai susilpninti imunitetą ir irgi galime tapti imlesni toms pačioms infekcijoms. Na ir taip visai apibendrinant, bent jau šią skaidrę, tai pakankamas miegas ir kasdieninė veikla stiprina imunitetą, miego ir judėjimo trūkumas jį silpnina ir tuomet didėja rizika infekcijoms ir lėtiniams susirgimams. Na ir labai svarbus yra reguliarus ritmas, tai tiek miegas, tiek judėjimas, kuris padeda geriau vystytis, augti, mokytis ir įsisavinti visą naują informaciją vaikams. Pereinant prie kito veiksnio, tai pakalbėsime apie vakcinas. Tai profilaktinė medicinos priemonė, kai organizmas suleidžiamas tam tikras susilpnintas arba nesusilpnintas ligos sukėlėjas. Tai vakcinų yra 2 rūšių. Tai gyvos vakcinos, kurios sukelia stipresnį ir ilgiau trunkantį imunitetą. Tai
kas dar yra svarbu, kad būtent gyvosios vakcinos yra netinkamos, jeigu turi kažkokį imunodeficitą, tai pavyzdžiui, serga onkologinė liga, todėl gyvas vakcinas reikėtų tuo momentu atidėti. Kaip ir minėjau, jos yra ilgiau trunkantis imunitetas, tai pavyzdžiui, hepatito B vakcina yra gyvoji ir jos užtenka 3 kartus suleidus visam gyvenimui. Taip pat turime tuberkuliozės vakciną, kuri irgi yra gyvoji ir būtent vienos vakcinos irgi užtenka visam gyvenimui. Tuomet turime negyvas vakcinas, kurios dažnai yra manoma, kad yra saugesnės, bet dažniau reikia pakartotinių dozių, tai galėtume pasakyti, kad tai galėtų būti kokliušo, difterijos ir stabligės vakcina, nes bent jau paauglystės periodų ją reikėtų kartoti 5 kartus, kadangi po 1, 2, 3 dozės tas imunitetas būna toks laikinas ir šiek tiek silpnesnis. Na ir kaip veikia vakcinos, suleidus ją, imuninė sistema atpažįsta joje esančius antigenus, tai tas svetimas daleles, tuomet B limfocitai pradeda gaminti antikūnus, na ir organizme susiformuota imunologinė atmintis, kuri patekus ligos sukėlėjui atpažįsta, kad jau šitas sukėlėjas pas mus buvo ir tuomet imunitetas sureaguoja greitai ir efektyviai, todėl žmogus nesuserga tą ligą arba serga, bet lengva forma. Tai labai geras pavyzdys yra gripo skiepas, kuomet pasiskiepiname ir kartais turime tam tikrą irgi kažkokį pašalinį reakciją iškart po skiepo, tačiau jinai nėra kažkokia grandiozinė, dažniausiai neprireikia jokių ligoninių ar kažko labai sudėtingų intervencijų, užtenka tiesiog galbūt kelias dienas paturėti temperatūros ar pasijausti prašiau, tuomet pageriame skysčių. Na ir tom kartu po vakcinos visą tai pasibaigia, tačiau metų eigoje, jeigu vėl vaikutis ar suaugusysis susiduria su gripu, tai dažniausiai arba jis nesusirgs, arba vėlgi sirgs lengva forma, tai vėlgi turės tik labai minimalius simptomus. Tuo tarpu asmuo, kuris nesiskiepino gripo vakciną, gali turėti tikrai sunkią ligos eigą, kuomet gali prireikti ir ligoninės gydymą. Tai čia įdėjau profilaktinį vaikų skiepijimo kalendorių. Tai čia yra dažniausios vakcinos, kurias tikrai rekomenduojama visiems skiepytis. Vaikams iki 16 metų, tai kaip ir minėjau, galima pastebėti, kad pirmieji skiepai 1 paros, 2, 3 parų amžiuje įvyksta dar ligoninėje, tai yra tuberkuliozės ir hepatito B vakcina. Na, o kita didžioji dalis įvyksta iki metų, tai irgi tiek kokliušo, difterijos ir stabligės vakcina, pneumokokinė, tymų raudoniukės ir parotito vakcina. Na ir turime dar tas pasirenkamasias vakcinas, kaip živ infekcijos, rotavirusinė, na ir daugelį kitų, kur tėveliai gali apsispręsti, kada skiepyti ir atsižvelgiant irgi į vaikučio būklę. Na ir labai didelį kompleksą veiksnių sudaro mūsų psichologinė gerovė, kaip ir minėjau, stresas yra visų ligų bazė, tai ir vienas svarbiausių veiksnių, tai kai organizmas patiria stresą, tai gali būti ir fizinis, ir emocinis, ar psichologinis iššūkis, jungiamas streso atsakas, kuomet mūsų organai tokie kaip antinksčiai išskiria kortizolį bei adrenaliną. Na ir šie hormonai keičia imuninės sistemos veiklą, nes suaktyvina tą mūsų kovoti ir bėgti tokį pasiruošimą. Tai prasideda baltųjų kraujo ląstelių mobilizacija, nes tiesiog turi aprūpinti visus organus, būti pasiruošusiems. Taip pat didėja citokinų aktyvacija, nes stresinė reakcija padidina būtent jų kiekį kraujyje ir sukelia tą nuolatinį uždegiminį foną, kuris irgi nori būti pasiruošęs čia ir dabar kovoti su visomis grėsmėmis, nors jų tikriausiai dar net nepatyrėme. Tuomet atsiranda ta latentinių virusų aktyvacija, tai būtent visų tų užslėptų
turimų virusų, kurie galbūt miegojo pas mūsų organizme, suaktyvinimas, tai irgi gali iššaukti įvairios reakcijos. Tai tie patys herpeso bėrimai, tas pats, jeigu turime atopinį dermatitą, tai gali jis suaktyvėti. Paauglystėje dažnai dėl visokių stresinių atsakų suaktyvėja vaikams aknė. Na ir psichologinės gerovės poveikis, tai jeigu turime teigiamas emocijas, pavyzdžiui, paramą iš tėvų ar artimųjų, vykdome kažkokias nusiraminimo praktikas kaip meditacija, tai būtent jos mažina tą kortizolio kiekį, mažina visus uždegiminius rodiklius ir gerina mūsų kraujo ląstelių veiklą. Na ir taip organizmas daug efektyviau atsako į infekcijas, greičiau gyja ir palaiko būtent imuniteto balansą. Tai taip labai apibendrinant apie stresą galima būtų pasakyti, kad trumpam suaktyvuoti imunitetą galima, tačiau jeigu tas stresas perauga į ilgalaikį arba chronišką, tai jis būtent silpnina mūsų imunitetą. Na ir psichologinė gerovė reguliuoja imuninę sistemą ir mažina visus uždegimus bei skatina sveikimą. Tai ne veltui yra sakoma, kad jeigu sergame kažkokią rimtą ligą, ilgalaikę, autoimuninę, geros mintys padeda gydyti. Tai tikrai tas yra realu ir tikrai sutinkama praktikoje. Na ir pakalbėkime, kada vis dėlto reikia kreiptis į gydytoją, kada jau nebereikėtų ignoruoti kažkokių simptomų ir ar tai registruotis pas šeimos gydytoją, ar jau vykti į skubios pagalbos centrą. Na, tai yra labai svarbu paminėti, kad pas vaikus vienas iš pagrindinių rodiklių yra aukšta kūno temperatūra, nes vaikutis gali elgtis visiškai įprastai, tačiau jeigu jis karščiuos, vadinasi, mūsų organizme jau vyksta kažkokia imuninės sistemos atsakai į infekciją. Na ir jeigu tai yra vienkartinis sukarščiavimas, tai į tai reaguoti nereikėtų, tačiau jeigu jis yra aukštas, tai yra aukštesnė negu 39 laipsniai arba užsitęsia ilgiau negu 3 dienas, tai pavyzdžiui turime 37 su trupučiu dalelės temperatūros ir tai tęsiasi 3-4 dienas, vadinasi, mums jau reikėtų kažkaip reaguoti ir stebėti kitus simptomus, tai ar vaikutis darosi vangesnis, ar galbūt mažiau vartoja skysčių, ar neatsirado kokie nors bėrimai ir tuomet labai svarbu kreiptis į gydytoją. Kitas labai svarbus dalykas tai yra kvėpavimo sunkumai. Tai jeigu atsiranda dusulys, dažnas kosulys, švaukštimai ar sunku įkvėpti, tai tas sunku įkvėpti, tai reiškia pas vaikučius irgi pirmieji tokie, kaip čia pasakyti, atsiranda pirmieji tokie pagalbiniai simptomai, kaip matomos pagalbinių šonkaulių retrakcijos. Tai reiškia, kad matome, kad dirba pagalbiniai raumenys, jie labai akivaizdžiai įsitraukia ir atsipalaiduoja bekvėpuojant, arba matome, kaip dirba mūsų nosytės sparneliai, tai jie labai stipriai išsiplečia, vadinasi, jau vaikui yra sunkiau kvėpuoti ir irgi reikėtų kreiptis į gydytoją. Kitas labai svarbus patarimas, kas yra su kvėpavimo sunkumais, tai visi vaikai bent jau pirmuosius metus nemoka kvėpuoti pro burną, jie kvėpuoja išskirtinai per nosį. Tai jeigu turime slogą arba kažkokius irgi vaikai labai linkę kištis ką nors į nosį, tai turime kažkokius svetimkūnius, tai irgi labai svarbu juos kuo greičiau pašalinti, kadangi tiesiog vaikui trūks deguonies, kadangi, kaip ir sakiau, tas vaikutis per burną kvėpuoti nemoka. Tai todėl per pirmuosius gyvenimo metus nosies tualetas yra labai labai svarbus ir toks labai lengvas, bet labai daug reikšmės turinti intervencija, kurią gali atlikti ir tėveliai, ir labai svarbu tai daryti kuo greičiau ir kuo dažniau, kad būtent tie visi kvėpavimo sunkumai kuo greičiau pranyktų.
Taip pat kita raudona vėliavėlė, kuomet jau reikėtų kreiptis į gydytoją, tai yra dažnos ar pasikartojančios infekcijos, tačiau reiktų paminėti, kad vaikas per metus gali sirgti nuo 6-8 kartų ir tai yra visiška norma, ypač jeigu jis ar jo brolis, sesė lanko kolektyvą. Ką tai reiškia, kad mūsų organizmas iki 6-7 metų vis dar mokosi atpažinti tuos patogenus, tuos visas infekcijas, virusus ir bakterijas, todėl mes dažniausiai sergame nesunkiai, bet tai reikalauja irgi kažkokio gydymo, to pačio pagulėjimo namuose, daugiau skysčių, priežiūros ir tuomet tėveliai irgi turi imti kažkokias laisvas dienas, mamadienius, tėvadienius ir pasilikti su vaikučiais. Tai reikėtų nepanikuoti, jei vaikutis serga bent kartą per mėnesį arba kas porą savaičių, jeigu kolektyve irgi tuo metu yra daug sergančiųjų, tai yra visiška norma, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu būtent tos infekcijos atsiranda dažniau neįprastai, jos užsitęsia arba komplikuojasi, tai nereiškia, kad tiesiog gerklytė skauda ir nosis bėga, ar ten šiek tiek akytės pašaroja, bet atsiranda kažkokie sinusitai, ausų uždegimai, irgi ta temperatūra laikosi ilgai, tai tuomet jau reikėtų irgi kreiptis pas šeimos gydytoją. Na ir jeigu pasireiškia kažkokiu nuolatiniu nuovargiu arba svorio kritimu, tai jau irgi yra būklė, kai imuninė sistema reikalauja išsamesnio įvertinimo, nes vaikutis, kadangi jis yra augantis, vadinasi, ir jo svoris turi augti ir jis turi tinkamai maitintis, gerti skysčius. Tai tiesiog ką reikėtų taip užakcentuoti, tai tiesiog stebėti simptomų trukmę, intensyvumą ir kaip vaikutis vystosi. Nesigėdyti, kreiptis į gydytoją dėl mažiau aiškių simptomų, nes kaip visada žinome, geriau pasitikrinti, nei praleisti rimtą ligą. Na ir svarbu užtikrinti tuos veiksnius, apie kuriuos kalbėjome praeitose skaidrėse, tai miegą, maistą, skysčius, na ir jeigu įmanoma tą fizinį aktyvumą, bent jau tol, kol yra sveikas. Na ir dar labai svarbu paminėti, kas turi kūdikius iki 3 mėnesių, tai net ir žemas karščiavimas jau reikalauja skubios medicininės apžiūros, tai reiškia, jeigu turime kūdikį iki 3 mėnesių ir turime temperatūra aukštesnė negu 37,5, vadinasi, jau tai yra indikacija kreiptis į skubios pagalbos skyrių ir tirti, kodėl tas vaikutis karščiuoja ir kadangi jis dažniausiai bus žindomas mamos pienu ar adaptuotų mišinukų, tai gali būti, kad jis tiesiog irgi greičiau dehidratuos ir šitą dehidrataciją reikės atstatyti jau ligoninėje. Nebeužteks to padaryti namuose. Tai jeigu turime 3 mėnesių kūdikį, kuris karščiuoja, iš karto galime kreiptis į šeimos gydytoją ar skubios pagalbos skyrių. Na ir einant į galą visos prezentacijos, tai kalbėjome apie imunitetą, tai kokius praktinius patarimus tėveliams galėčiau pasiūlyti. Tai vėlgi grįžime prie tų pačių veiksnių, kuriuos jau apkalbėjome ir ką galime prie jų pridėti. Tai labai svarbi ta įvairi mityba ir būtent tos 5 skirtingų spalvų daržovės ir vaisiai, kadangi jie turi daug vitaminų ir mineralų, skaidulų, tai labai palengvina, pagerina mūsų imunitetą, padaro, kad netrūktų jokių makro ir mikroelementų. Na, o skaidulos apskritai yra labai didelis gėris mūsų žarnynui. Taip pat reikėtų įtraukti riešutų, sėklų ir pilno grūdo produktų, tačiau bent jau riešutus reikėtų įtraukinėti šiek tiek atsargiau, jeigu vaikutis yra mažesnis, kad neužspringtų, kad neįkvėptų ir šiek tiek atsargiau į tai žiūrėti. Na ir bent 2-3 kartus per savaitę turėtume gauti riebios žuvies, kadangi tai padeda užtikrinti mūsų omega-3 elementus, kurie yra labai svarbus mūsų smegenų vystymuisi. Na, o jeigu vis dėlto vaikutis nemėgsta to žuvies arba
tiesiog nesigauna taip dažnai jos valgyti, tai galima įtraukti žuvų taukus. Ir būtent Norsan turi labai didelį asortimentą, kas man labai patiko, nes jie siūlo ir lašiukus, kai vaikai yra mažesni, ir taip pat guminukus, kas vaikams, man atrodo, yra daugiau skanėstas ir kažkoks nusipelnimo reikalaujantis džiaugsmas, negu iš tikrųjų tie vitaminai ar kažkokios tabletės, kurių vaikučiai labai nemėgsta gerti. Kalbant apie fizinį aktyvumą, tai vėlgi reikėtų bent 60 minučių būti lauke. Tai ar tai tiesiog žaisti, ar išeiti pasivaikščioti, važinėti dviračiais, kol dar oras leidžia, ar užsimti kažkokiais kitais lauko žaidimais, ar netgi ir dabar, kai turime rudenį ir vyksta visas derliaus nuėmimas, tai tiesiog irgi su vaikučiais užsimti tuo visų moliūgų ridenimu ir obuolių skinimu. Na ir labai svarbu, kadangi be šiuolaikinių technologijų neapsieiname, tai riboti laiką prie ekranų, tai eina ne tik televizoriai, bet ir kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, na ir taip pat telefonai. Tai būtų idealu, jeigu važiuojant į tą darželį ar mokyklą vaikutis susierzinęs, jūs neduotumėte telefono, o geriau duotumėte kokią nors spalvinimo knygutę ar tai žaisliuką. Kaip ir minėjau, miegas yra labai svarbus tiek ūgiui, tiek visam mūsų poilsiui, atsistatymui. Tai iki mokyklinukams rekomenduojama iki 12 valandų miego, na, o mokyklinukai jau šiek tiek gali mažiau miegoti, jiem tikrai pilnai užtenka ir iki 11 valandų per parą. Na ir irgi tas pats su ekranais, tai bent 1-2 valandos prieš miegą ekranų reikėtų vengti, kad miegas būtų geresnis, kad privengtume tos mėlynosios šviesos, kuri gadina ne tik mūsų akis, bet ir atitolina miego fazes. Labai svarbus yra streso mažinimas. Tai irgi čia turėtų būti laikas be telefonų, taip pat geriausia skatinti vaikus kūrybiškumo, žaidimų, piešimo, galima mokyti įvairių kvėpavimo pratimų, na ir galima taip pat nepamiršti, kad tie patys knygučių skaitimai, kokios nors ramesnės muzikos užleidimas prieš miegą, ar tas pats galvytės glostymas tikrai nuima stresą ir taip leidžia atsipalaiduoti. Taip pat dar tikrai yra toks patarimas, kad apsikabinimai gydo, tai irgi apsikabinimas prieš miegą irgi yra labai geras vaistas, na, kuris irgi padeda sureguliuoti mūsų visus streso hormonus. Toliau turime žarnyno sveikatą, tai probiotikus, tai svarbu įtraukti įvairius jogurtus, kefyrus ir jeigu vaikutis toleruoja, tai labai gerai įtraukti ir raugintas daržoves, kuriuose irgi yra labai didelis kiekis probiotikų ir prebiotikų, kurie mūsų, kur suvartojus, suvalgius mūsų žarnynas tik padėkos. Na ir svarbu po antibiotikų kursų irgi pagerti tų gerų bakterijų, kad atstatyti žarnyno veiklą, nes, kaip ir minėjau, jinai labai daug prisideda prie mūsų imuniteto. Kitas svarbus dalykas, ką svarbu užtikrinti, tai yra, kad mūsų vaikai išgertų vandens ir tai yra nuo 1 iki 1,5 litro per dieną, tai žinoma, tas kiekis priklauso nuo amžiaus. Labai džiugu, kad aš pati visuomeniai pastebiu, kad labai daugėja tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, kurie į darbus, į būrelius ir visur, kur keliavo su gertuve, tai tą 1 ar 2 gertuves per dieną išgerti būtų labai naudinga visiems. Tai jeigu įmanoma, tai ir vaikučiams padovanoti tą gertuvę ir kas ryt pilti vandenuko, keliaujant į kažkokius užsiėmimus ar į tas mokymosi įstaigas būtų labai pravartu. Na ir reikėtų privengti saldžių gėrimų. Prie saldžių gėrimų reikėtų privengti ne tik visų gazuotų, perdirbtais saldikliais, bet ir pirktinių įvairių sulčių, nes dauguma sulčių yra su pridėtiniais cukrais,
kurių mes kartais net ir nepastebime, kadangi kaip ir galime pastebėti už lango yra ruduo, turime savų sodų galbūt, tai naminės sultys yra kur kas geresnės, nes juose pridėtinio cukraus nebūna. Labai svarbus vitaminas D ir saulė, tai Lietuvoje mums saulės tikrai trūksta ir todėl labai rekomenduojama nuo spalio iki balandžio vartoti papildomai vitaminą D. Tai irgi labai priklauso, kokia ta rūšis vaikučiams primtinesnė. Turime įvairių kapsulių, tabletyčių, turime įvairių purškiklių ar aliejukų. Tai jeigu tai yra purškiklis, dažniausiai užtenka vieno įpurškimo kasdien arba bent kas antrą dieną. Jeigu tai yra koks nors aliejinis, tai užtenka vieno lašiuko dažniausiai. Na ir labai svarbu būti lauke ir tą saulę, tą šviesą gauti natūraliai. Na ir taip pat aš esu tas žmogus, kuris viską nori į save dėti natūralaus, tai jeigu artėja peršalimo sezonas, kaip dabar, tai galima ir įvairių arbatų kursą pagerti. Tai ir ta pati ąžuolė tikrai stiprina imunitetą, tiek įvairios slogą ar kosulį lengvinančios arbatos, kaip pavyzdžiui šeivamedis ar liepžiedžiai. Nuo liepžiedžių šiek tiek išprakaituojama, tai irgi kartais, jeigu turime 37 ir 8, galima pagerti arbatėlės ir išprakaituoti. Taip pat labai gera arbata ir dažniausiai vaikams labai skaniai yra mėtų, melisų arba čiobrelio, arba netgi ir šių visų arbatų mišinys irgi labai padeda surinkti ne tik skysčius, bet ir duoda naudos mūsų organizmui. Na, o jeigu turime kosulį, tai ta pati rugiagėlių arbata irgi labai palengvina. Tai tiek būtų patarimų iš natūralios pagalbos. Na, o perinant prie dažniausių klaidų, nes turime pamokų, turime ir klaidų, tai kokios dažniausiai tėvelių daromos klaidos, tai yra perteklinis papildų vartojimas. Tai dažniausiai visi įsivaizduojame, kad mums kažko tikrai labai daug trūksta ir mes visur stengiam ir visur galime pamatyti ne tik vaistinėse, bet ir maisto prekių parduotuvėse prie kasų įvairius papildus, guminukus ir visokius kitus. Tai iš tikrųjų jų perdėtai vartoti nereikėtų, nes tai gali pakenkti sveikatai, reikėtų pirmiau atkreipti dėmesį į mitybą, kad jinai būtų subalansuota ir taip suteikti visus reikalingus mikroelementus. Na, o jeigu tikrai manome, kad mums reikia jų arba kažkokių specifinių, tai tuomet geriau pasidaryti kraujo tyrimus ir įsivertinti, ar mums jų tikrai reikia, nepaisant tam tikrų, kurių dažniausiai trūksta, tai kaip to pačio vitamino D. Kita klaida dažniausiai būna tai antibiotikų naudojimas virusams. Ką tai reiškia? Tai jeigu turime kažkokį peršalimą, gripą, tai mes iš karto puolame duoti antibiotikus, nors šios ligos yra grinai virusinės. Ir pas antibiotikas iš savo pavadinimo jau galime pasakyti, kad anti ir biotikas, kai bakterija veikia tik bakterijas, ne virusus, nes tai ne antivirusinės vaistas. Todėl reikėtų gerai pagalvoti, kas čia per liga ir ar tai yra virusas ar bakterija. Ir tik jeigu tai yra bakterinis susirgimas, antibiotikus turėtų paskirti gydytojas, o ne savavališkai patys ir vartoti kiek norim ir kaip norim. Kitas svarbus aspektas su antibiotikais, tai būtent yra netinkamas jų vartojimas, tai kai vartojame jų per trumpą laiką, tai pavyzdžiui, per pirmas 2 dienas dažniausiai simptomai pranyksta ir mes iš karto skubame nutraukti antibiotikus, nors jų kursas yra pagrįstas moksliniais skaičiavimais ir tas jų tam tikras dienų kiekis ir yra labai svarbus išlaikyti, net jeigu simptomai ir pranyksta anksčiau. Taip pat gali būti per ilgas antibiotikų vartojimas, kuomet irgi sunaikinama visa mūsų imuniteto sistemos dalis atsakinga būtent už tą susirgimą. Na ir taip silpninamas imunitetas. Kitas aspektas tai yra perdėta švara arba hiperhigiena. Tai mes jau su kolegė Indrė šiek tiek kalbėjome, kad dabar padidėja COVID ir
reikia tikrai vėl grįžti prie tų visų dezinfekcijų, tai tiek rankas dezinfekuotis, tiek prilaikyti atstumo, tai tas nuolatinis tiek paviršių, tiek rankų dezinfekavimas gali būti irgi perdėtas ir sąlygoti mūsų organizmo irgi imuninės sistemos sutrikimus, kadangi pažeidžiami įvairūs barjerai, tai oda, gleivinės, na ir reikėtų rasti balansą tarp higienos ir natūralų sąlytį su mikroorganizmais. Tai ką aš irgi parekomenduoju, dezinfekcija yra dezinfekcija, bet mes turime rankų plovimą ir rankų plovimas yra daug geresnis ir lengvesnis higieninis dalykas mūsų organizmui. Tai kai mes plauname su muilu, su rankytės, jas galima plauti dažniau, nes muilas nepašalina visų bakterijų esančių ant mūsų odos, vadinasi, mes taip neįsiterpėme į imuniteto mažinimą. Na ir kitas labai svarbus dalykas, šiais laikais tiek tėveliai, tiek labai yra užimti, tiek ir vaikus bando užimti dėl patogumo, dėl visų kitų niuansų, tai užkrauna veiklomis, visokiais būreliais ir vaikai gauna mažiau poilsio, turi labai didelį užsiėmimų grafiką. Na ir tas stresas, kuomet turime spėti viską ir namų darbus padaryti ir per miestą pervažiuoti nuo vieno būrelio per kitą ir galbūt per didelis nuovargis atsiranda, tai šie dalykai irgi silpnina imunitetą. Tuomet neturime pakankamo laiko miegui, žaidimams ir laisvalaikiui, todėl reikėtų irgi šiek tiek peržvelgti tą visą dienos ritmą ir galbūt kažko šiek tiek atsisakyti arba bent jau tam kartui, tai pavyzdžiui, jeigu vaikutis irgi turi kažkokius daugiau atsiskaitimų mokykloje, tai galbūt vieną pamoką iš būrelio tą savaitę galima išbraukti ir tiesiog duoti vaikučiui šiek tiek pailsėti, kad ilgainiui tas susikaupęs stresas ir nuovargis neduotų kažkokio ligos simptomatikos. Tai iš klaidų būtų tiek ir perinant prie mitų ir faktų, tai jau čia visiškas mano paskaitos galas, tai labai dažnai yra toks mitas, kad imunitetą galima sustiprinti tais pačiais papildais ar tabletėmis. Iš tikrųjų nėra kažkokio stebuklingo papildo ir, kaip ir minėjau, svarbiausi veiksniai yra mityba, miegas ir judėjimas ir, žinoma, mažiau stresų. Taip pat kitas mitas yra, kad vaikai serga, nes peršala nuo šalčio. Tai jie neperšala, nes peršalimą sukelia virusai, o ne šaltis. Na ir tiesiog virusai plinta uždarose patalpose, o oro temperatūra tiesiogiai nesukelia peršalimo. Tiesiog jeigu, pavyzdžiui, patalpoje yra skersvėjis, tai žinoma, kad tuomet gali mus perpūsti. Kitas labai toks irgi gajus mitas, tai kad vaikas neužsikrėstų, reikia vengti darželio. Tai tikrai faktas yra tas, kad kontaktas su kitais vaikais padeda formuotis imunitetui ir atpažinti tuos visus virusus. Ir ta socialinė sąveika yra labai svarbi imuniteto vystymuisi. Pat kitas mitas galėtų būti tai apie vitaminą C, kad jis gali išgydyti ar išvengti peršalimo, tai irgi vitaminas C gali šiek tiek sustiprinti imunitetą ir sutrumpinti ligos trukmę, tačiau neapsaugo nuo jokio užsikrėtimo. Tai iš mitų faktų trumpai tiek ir tada noriu padėkoti visiems, kurie klausė apie vaikų imuninę sistemą. Ir trumpai apibendrinant, tai ta imuninė sistema tai toks labai nuostabus, unikalus ir jautrus mechanizmas, kuris formuojasi daugelį metų ir reikalauja mūsų pagalbos. Tai vėlgi grįžtame prie tos tinkamos mitybos,
pakankamo miego, aktyvumo, taip pat svarbu paminėti vakcinacijas ir emocinę šilumą. Na ir tėvų užduotis turėtų būti ne tik saugoti, bet ir suteikti galimybės tai imuniniai sistemai formuotis ir treniruotis. Tai reiškia irgi tiek keliauti į tuos kolektyvus, tiek eiti į lauką ir ne visada gal dezinfekuoti ar stipriai nuvalyti tą obuolį pakeltą nuo žemės. Na, tai dėkoju už dėmesį ir dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus ir pakviesiu pasidalinti savomis patirtimis. Tai Vika, labai ačiū už paskaitą. Buvo man kaip mamai labai įdomu klausyti. Džiugu, kad net tiek ir daug tų klaidų darau, bet jų tikrai yra. Bet čia greičiausiai pas mus visus. Na, negali visko žinoti, bet tos obuolius turbūt klausimų mažiau. Ar matote klausimus, kuriuos užduoda mūsų klausytojos? Tai aš galiu galbūt perskaityti, matot, ar ne? Tai aš galiu galbūt perskaityti, o jūs tuomet jau pasistengsit atsakyti jo. Žinoma. Tai Orinta klausia, ar tiesa, kad kaukės apsaugo tik nuo bakterijų, bet neapsaugo nuo virusų? Tai kaip iš tikrųjų, tai pasakysiu, kad netiesa, nes virusai dažnai plinta būtent per oro lašeliniu būdu, mes taip sakome, tai reiškia kosint, čiaudint. Tai irgi, jeigu užsidedi kaukės, tai tu jau apsaugai nosį ir burną, tai yra vieni iš didžiausių infekcijos įėjimo vartų, vadinasi, tu jau juos su kaukė apsaugai ir tuomet tai reiškia, kad apsaugai ir nuo virusų. Tai kaukės apsaugo ne tik nuo bakterijų, bet ir nuo virusų. Tai kaukės vienų iš būtiniausių prevencijos priemonių, ar ne? Tikrai taip. Kitas klausimas, ar vaikučiui davus paracetamolio prieš skiepą imunitetas nesilpnėja? Labai geras klausimas. Dažnai rekomenduojama duoti paracetamolio po skiepo, nes iš tikrųjų yra įrodyta, kad paracetamolis pats iš savęs gali šiek tiek sukelti imuninį atsaką ir tas skiepas nebus toks efektyvus. Ir ne nuo visų skiepų reikalinga, nežinau, ar tai pamušti temperatūrą, ar tą rankytės kažkokį guziuką nuskausminti, tai dėl to rekomenduojama tą paracetamolį vartoti tik tuo atveju, jeigu tikrai yra ta temperatūros padidėjimas, vaikutis jaučiasi prasčiau, o neduoti kaip profilaktikos priemonė. Labai ačiū, nes iš tikrųjų aš ir pati esu su tuo susidūrus, kai sakydavo, tai jau prieš skiepą sugerkite ar žvakutę, kai jau buvo visai mažiukai ir jau tada atvažiuokit. Tai šito daryti nereikėtų. Ne, nerekomenduojama, bet irgi dabar paminėjau žvakutė yra šiek tiek kitaip veikianti, vėliau veikianti, todėl žvakutę kartais mažiems vaikams duoda, kad jie būtų ramesni. Taip, tai žvakutės yra šiek tiek kitas niuansas, bet jeigu tai yra vaikutis didesnis, tai tikrai nereiktų duoti. Tai tarkim, jeigu vaikutis 6 metų laukia skiepas už mėnesio ir nereikėtų panikuoti čia ir pulti. Ne, visiškai ne. Labiausiai gal tik to dūrio, kurio vaikučiai labiausiai ir bijo, o paskui jie tikrai puikiai susigyvena, ypač jeigu įtraukiam žaidimus ilgesnį miegelį, nes dažnai jie būna irgi tokie išsikamavę nuo to streso. Tai tikrai dažnai to paracetamolio ir neprireikia. Supratau, ačiū už atsakymą. Tai kitas klausimas, nuo kokio amžiaus galima gerti vaikams arbatas? Tai čia greičiausiai apie pačius mažiausius. Taip, tai arbatas tikrai galima gerti iš esmės nuo 3-4 mėnesių. Galima kartais net ir anksčiau, bet to skysčių kiekio vaikučių užtenka tokį, kokį jis gauna iš mamos pieno ar adaptuoto mišinuko. Tai dažniausiai, kai prasideda primaitinimas, tai įtraukiamos jau košytės, daržovytės, tuomet galima pradėti duoti vaikučiams ir arbatėlės, tik reikėtų paminėti, kad arbatos turėtų būti nesaldintos, nes tai irgi kenkia visiems, tiek jau formuoja pripratimą prie saldėsio, prie cukraus ir šiaip, kai pradės dygti dantukai, irgi kenks visam emaliui.
Va, tai cukraus vengti reikėtų iš principo visiems ir visada. Tikrai taip. Pradėti. Na, pereikim. Su Taip, proto ribose galima viskas. pritariu. Klaipėdoj lyja, nežinau, ar girdisi, kad griaudė. Taip, kitas klausimas. Kaip sužinoti, ar organizmui trūksta omegos? Tai galima atlikti kraujo tyrimus, tačiau dažniausiai jie yra mokami ir reikalauja visai didelio kiekio kraujo, todėl čia irgi labai šaunus klausimas, nes būtent Norsanas turi sauso kraujo lašo testą, tai jeigu gerai domėjausi ir gerai supratau, tai tiesiog lašiukas pridedamas ant kažkokio lapelio ir tas visas tyrimas išsiunčiamas į kažkokią kitą šalį. Dabar gal Tai patikslinsi? Galiu patikslinti. Taip, pats kraujo tyrimas yra prilyginamas. Taip, to vienu kraujo lašiuku tiesiog ir pasakoma, trūksta tos omegos 3 ar ne. Tai pats tyrimas atliekamas trukčiui greičiausiai dėl oro, nes labai stipriai prastas. Pats kraujo tyrimas atliekamas yra Vokietijoje, laboratorijoje nepriklausomoje. Pats tyrimas yra prilyginamas naujagimiams atliekamui tyrimui, kuris irgi yra užlašinamas iš kulniuko ant specialaus popieriuko. Tai taip yra saugiausia transportuoti ir būtent iš to sauso kraujo lašo galima atlikti tiksliausią kraujo tyrimą. Pats tyrimas parodo 26 pozicijas, kurios nusako iš tikrųjų labai daug, kokia būklė organizmo, ar nėra uždegiminių procesų, besivystančių uždegiminių procesų. Ir su gydytojo pagalba vėliau aptarus tą tyrimo rezultatą galima nuspėti to, ko kartais paprastas kraujo tyrimas ir nemato. Tai apie omegos tyrimą turbūt trumpai tiek. Tikiuosi. Sekantis klausimas būtų, ar padeda vaikščiojimas per sniegą ir pirtis stiprinti imunitetą? Čia irgi labai įdomus klausimas, tai čia toks, negaliu sakyti nei taip, nei ne, nes iš tikrųjų labai priklauso nuo vaiko amžiaus, nes taip. Jeigu tai yra šiek tiek mažesni vaikai iki 1 metų amžiaus, kuomet jie pradeda vaikščioti, tai tas yra nerekomenduojama. Kodėl? Nes vaikai visą šilumą iš tikrųjų labai greit gali prarasti ir kojos yra vienas tas mūsų galūnė, per kurią būtent kelių metų vaikai daugiausiai ir gali prarasti tos šilumos ir netgi greičiau susirgti, dėl to ir mes mažiesiems naujagimiams temperatūrą tikriname ne pagal galvytę rankytę, bet pagal kojytes. Tai jeigu vaikutis irgi neteks tos šilumos vaikščiodamas ant sniego, tai jis tikrai greičiau sirgs. Bet jeigu vaikas jau yra toks 6-7 metų, kuomet jau irgi susidūrė su tuo kolektyvu, su darželiu, tai tikrai galima stiprinti tą imunitetą būtent per sniegą, per pirtis. Ir tai tikrai yra naudinga, nes tuomet irgi susidūrėma su visais tais tokiais šiek tiek šokų organizmui, kuris irgi padeda kovoti su ligos sukėlėjais. Tai tikrai, jeigu tai vaikutis yra šiek tiek vyresnis, tai tikrai galima. Aišku, viskas turėtų būti proto ribos. Ne kiekvieną dieną, ne po valandą, ne po 2 tenai tiek pirti būti, nes vis tiek tai yra dehidratacija kūnui, tai reikėtų nepamiršti ir vandens pagerti po to. Bet taip, tai tikrai galima taip stiprinti imunitetą palaipsniui. Ačiū labai už labai įdomų klausimą, įdomus yra atsakymas iš tiesų. Pereikim prie kito. Ar prie plaučių uždegimo reikia vengti medaus? Čia irgi labai įdomus klausimas ir iš tikrųjų atsakymas tai labai toks vienareikšmiškas. Tai nereikia vengti medaus, nes medus iš savęs yra labai puikus vaistas, kuris, kaip žinome, net ir negenda, jeigu tai yra tikras medus. Tai
ką reikėtų prisiminti, tiesiog sužinoti gal tiksliau, ar vaikas nėra alergiškas medui, nes tuomet tikrai jau negalės vartoti, ar galbūt irgi perinant prie tų pačių autoimuninių ligų, ar vaikutis neserga cukriniu diabetu, nes irgi tuomet koreliuos su glikemija. Tačiau medus yra labai labai geras toks vaistas, kuris padeda švelninti gerklės skausmą, turi antimikrobinių ir priešuždegiminių savybių, tai tikrai drąsiai galima būtent duoti to medaus, tačiau nepamiršti, kad plaučių uždegimo medus neišgydys. Greičiausiai taip, kaip pagalbinė priemonė tiesiog prie viso komplekso greičiausiai gydymo. Taip. Pereikim prie sekančio klausimo. Ar rekomenduojate išskirstyti 6 metų skiepus? Ten jų labai daug. Tai aš pasižiūrėjau, šiaip iš tikrųjų gal čia turėjau omeny 6 mėnesių, nes 6 mėnesių vaikutis gauna labai daug skiepų, tai kadangi tas kalendorius yra sudarytas taip, kad būtent 6 mėnesių amžiumi jie rekomenduoja tiek daug skiepų, tai ir reikėtų laikytis būtent šio rekomendacijos, nes tai yra nebereikalo padaryti. Tačiau jeigu kalbame apie 6 metų skiepus, kuomet irgi turime 3 skiepus, tai tie skiepai yra duotas laikotarpis tarp 6-7 metų, tai tuos 3 skiepus kaip ir galima per tuos 2 metus įskirstyti. Tai čia jau kažkokios didelės problemos reikšmės neturėtų, bet 6 mėnesių tai geriausia ir suskiepyti visais, juo labiau, kad mažas vaikutis, tai jis į tuos skiepus reaguos greičiau ir tos baimės nebus tiek ir tikrai ir paskiepyti bus daug paprasčiau. Matau, patikslinu. Taip, tai tuos 3 skiepus per 2 metus galima, 6-7 metų, taip, galima. Bet, tu prasme, ar būtinai skirstyti, ar galima tiesiog... Ne, nebūtina, tikrai nebūtina. Čia tiesiog yra kaip rekomendacija, kadangi būtent tie 6-7 metų vaikučiai yra tokie labiausiai baimingiausia grupė, tai nieko tokio, kad išskirstysim. Supratau. Tai bet saugu, žodžiu, ir paskiepyti vienu metu, didesnis saldainis. Taip. Tikrai taip. Ir man atrodo, ir tėveliam paprasčiau, ir gydytojam paprasčiau šiek tiek. Ir tuomet nereikės kitais metais registruotis ir gaudyti, ar paskiepinai, ar nepaskiepinai. Tai irgi yra kažkokios tokios paprastumo. Tikrai taip pritariu. Padaryti darbą vienu metu. Taip. Ir baigta tada jau. Na ir turbūt vienas iš paskutiniųjų klausimų kol kas, ar kai sergi galima kaitinti kojas su druska? Tai čia senas geras išbandytas mūsų laikų būdas. Taip, liaudiška priemonė, tai kažkokią simptomatiką tikrai palengvins, nes pats tų kojyčių šildymas tai pagerina ir kraujotaką, ir duoda to atsipalaidavimo. Ir gali palengvinti slogos ar peršalimo tuos simptomus, tačiau irgi reikėtų nepamiršti, kad tai pačios ligos tikrai neišgydys. Ir kitas labai svarbus dalykas, jeigu tai yra vaikui, tai reikėtų nepamiršti, kad druska tikrai labai įkaista ir reikėtų būti atsargiems ir tiesiog nepadaryti daugiau žalos, tai irgi ar tai įsukti kažkokį audeklą, arba jeigu norime kaitinti kojas, tai tikrai puikus būdas ir, pavyzdžiui, tą pačią druskytę ištirpinti šilto vandens kažkokiam puode ir tuomet kojytės įkišti į tą būtent vandenuką, nebūtinai ant kažkokios įkaitusios druskytės. Tai tada bus ir šiek tiek saugiau ir juo labiau, kad dar padreikins kojytės, tai toks irgi malonumas bus. Tai aš tai tikrai esu visiškai už. Ir matau dar prie to turint temperatūros, tai su temperatūra irgi yra toks dalykas, kad reikia labai atkreipti dėmesį, kiek tos temperatūros turime. Jeigu tai yra mažai, 37 ir kelios dalelės, tai tikrai galima kaitinti kojytės. Jeigu jau turime daugiau, tai gali netgi šiek tiek dar padidinti temperatūrą. Tai jeigu turime virš 38, tikrai
tos kojyčių šildyti nerekomenduojama, nes vis tiek tas gali sukelti dar ir įvairias širdies ir kraujagyslių problemas, kadangi organizmas jau iš esmės pradeda kovoti su ta temperatūra. Tai iki 38 tai yra labai puikus būdas, saugus ir tikrai rekomenduojamas. Virš 38 jau reikėtų šiek tiek galbūt apsvarstyti, kad galbūt nereikėtų. Tai čia tas kojyčių galbūt šildymas galėtų būti tokia kaip prevencija patiem pirmiesiam peršalimo simptomam? Tikrai taip, tikrai taip. Ir man atrodo apskritai šiltas dušas ar vonia labai puikus atsipalaidavimo priemonė ir va, tas atitraukimas nuo ekranų ir geresnė miego kokybė, tai galima kiekvieną vakarą ir bus tokia kaip ir prevencija kartu sušlapinti, pašildyti ir tas kojas. Nu, ačiū labai, Vika, už atsakymus į klausimus, už iš tiesų nuostabią paskaitą. Buvo labai įdomu klausytis. Klausimus baigiam. Ir dar vieną turim klausimą, paskutinį, žadėjau jau ir atsisveikinti. Taip, sveiki, atsiprašau, kad trukdau jūs šiuo. Dėl įrašo. Taip, įrašas turėtų būti ir visiems, kas klausėtės ir kas užsiregistravot ir neturėjot galimybės, tai tikrai įrašą turėtumėt gauti. Tikiuosi, jisai pavyko, nes paskaita, kaip ir minėjau, iš tiesų buvo labai labai įdomi. Mačiau, mūsų tarpe buvo ir medikų, turėjom ir akušerę, kuri rūpinasi būsimais lėliukais, tai aš tikiuosi, kad turės naudingos informacijos pasidalinti ir su mamytėm būsimom, na ir galbūt būsimom jūsų klientėm, su mažaisiais pacientais. Tai Vika, dar kartelį labai ačiū visiems, kas buvote kartu ir klausėtės. Gražaus likusio vakaro. Ir sakau, iki pasimatymo, iki sekančių mūsų paskaitų Norsan akademijoje. Tai gražaus vakaro ir viso geriausio. Dėkoju, dar matau, krito vienas klausimas. Galim. Kada ir kokius vitaminus duoti gimus naujagimiui, tai tik grįžus iš ligoninės rekomenduojama vitamino D lašai po 1 lašą kasdien. Jeigu naujagimis neišnešiotas, rekomenduojama pradėti geležies irgi lašelius. O jeigu naujagimis išnešiotas, gauna tik vitaminą D, jokių kitų papildomų vitaminų tikrai nereikia, bent jau iki metų amžiaus tikrai. Tai nuo metų amžiaus ir vėliau galima po truputį įtraukti ir tą patį omega-3 žuvų taukus ir visus kitus vitaminus. O iki metų tikrai vitamino D per akis. Tai ačiū Jums labai už visus informatyviai atsakytus klausimus ir sakau iki pasimatymo. Viso gero.